Šiandien diena buvo medijas diena, tai daug praleidom filmuodami. Defenderis padarė planą mūsų. Galima nueiti į vieną hospitality, kur Defenderis priima visus svečius, rėmėjus ir savo partnerius. Tai eime, užeikime. Tai va, čia yra toks hospitality. Kaip sakoma, atsisėdat, žvakutę uždekat, net kvepia žvakutė. Tai viskas labai profesionaliai, nes vis tiek norisi priimti žmonės labai tvarkingai. Čia galite ateiti, vat, visiems, kurie išalkę yra, gali vat, ateiti. Va šitas žmogus rūpinasi hospitaličiu, kad visi būtų laimingi. Tai va, čia yra datulės, viskas, tai sulčių, nu žodžiu, visko, ko nori, jis padės. Bet esmė šios dienos principas tai, kad šiandieną turėjom filmavimą, šiandien, kaip sakoma, keitėmės padangas, žiūrėjom, kaip greičiau pasikeisti ratus su Orioliu ir 5 valandą turėsim komandos briefingą, apsitarsim, kaip mums rytoj reiks važiuoti ir visą likusį Dakarą. Tai šiandien keitėmės atsarginius ratus, mokam su Orioliu, bet niekada nesusidirbom Defenderyje. Tai šiandien visai neblogai sekėsi ir 5 valandą turėsim su Defenderiu pokalbį dėl ateinančių greičio ruožų. Tai manau, kad bus ilga diskusija, nes daug strateginių tokių dalykų turės būti. Tai laukiu ir tuoj prologas 23 km. Tai bus smagu paspausti ir greičiau Dakaras prasidėtų, nes norisi jau prakaituoti, kankintis ir mėgautis važiavimu. Kodėl prologę paspausi? Gal pasakyk, kodėl būtų prologė? Prologą paspausi, tai ten paspaudimas nebus 120, bet techniką reikia saugoti ir taip toliau, tai šiek tiek spustelsim, žiūrėsim kaip seksis. Gal nesiseks paspausti to gazą, bet žiūrėsim. Manau, kad prologas visą laiką nebūna sunkus, tai bus įdomu kaip seksis ir tai va, tai linkėjimai, sakau, laikom kietą, žiūrim, kas darysis rytoj, poryt ir visas likusias dienas Dakare. Tai va, tai hospitality toks mūsų, visai fainas ir geras. Eime, pažiūrėsim, kur mes darom debriefus, kur kalbame su komanda, pavažiavimu, komandos strategija ir taip toliau. Tai eime, pažiūrėsim. Va. Pilna žmonių, reiškia, mūsų Defenderio atstovai pristato žurnalistam, informuoja, ką mes sukūrėme. We have to go to the presentation. Yes, let's go. And galime eiti pažiūrėti inžinierius, kaip jie laikosi. Tai mes čia turim susitikimų su komanda ir sprendžiam tam esminius reikalus. Tai va, trumpai, matot, kiek kompiuterių, va, pažiūrėti gali, tai čia žiūrime. Visas turim paslaptis sakyti čia, kitur negalim. Tai va, čia toks minimalus mūsų inžinierių ir komandos būstinė.